We are only boys. Bet įsivaizduoji, kaip tai yra nerealu. Po 10 susirinko. Šeima nori. Ne, nu įleiskit. Labas visiems, šiandien yra super diena, nes važiuojame į koncertą. Ne pas ką kitą, o pas Nataliją Bunkę. Klaipėdai šį kartą, vasaros estradai. Niekada nesu filmavęs koncerto lauke, tai labai įdomu pažiūrėti, kaip jai seksis, kiek žmonių susirinks, kokie fejerverkai, kokie šou pasirodymai ir apskritai kokios visų nuotaikos. Esam dabar Palangoj, užsipilam kūro, važiuojam iš karto į vasaros estradą ir žiūrim, kokia ten situacija. Palangoj tiek žmonių aš dar nesu matęs ir su kuo pasikalbu, sako, kad šią vasarą tai tikrai tiek žmonių nėra buvę ir nežino, kada iš viso yra buvę. Visose kavinėse, belė kokios eilės, draugai ieškojo parai, kur permagoti, buvo paskutinis likęs kambarys, tai buvo 500 eurų. Tai važiuojam, pažiūrėsim ir pas Nataliją koncerte, kiek žmonių susirinks, kiek žinau, slaptais duomenimis bus tikrai labai daug žmonių. Vakar tiesiog sėdėjom pas Nataliją ir sako, taigi tu atvažiuosi, paskambink ir ten tave turėtų įleisti. Toks planas dabar yra, skambinsim ir žiūrėsim, ar įleis. Labą dieną, pas Nataliją. O kas būsit? Ignas Lelys. Gerai, biškai patraukit mašiną išvažiuos. Gerai. Jūs fotografas kaip? Taip. Pas Natalija fotografas. Va, nėra numerių mano įrašyta, tai dabar sako, ar yra tokie numeriai ar nėra. Labą dieną, manęs neįrašė, bet įleiskit, prašau. Gerai, nu nėra, bet įleido. Kitą kartą sakysiu Natalijai, įrašyk numerius, nes kitaip va bus. Kokios naujienos? Man išsirašysim dabar leidimą. Gerai. Va, toks leidimas. Dabar reikia čia viską surašyti. Viską užrašiau, numerį paslėpiu ir dedam ant lango. Opa. Gerai, tai pradarau. Ačiū Jums labai. Prašau. Nu viskas, pirmas stresas jau nuimtas, dabar pažiūrim žiūrėti, kas ten gero. Kas nors nežinos, kad čia priklauso. Sakykite. Ačiū labai. Užrašau. Dėkui. Nu viskas, apyrankė yra, krių, pažymėta, galim varyti, kur tik norim. Ir jūs galite pakliūti su manim tik tai. Nu va, ir scena. Pažiūrėkit, kur muzikantai. Pažiūrėkit, jie taip į sceną įstatyti. Labą dieną, Natalija. Toliau dabar praskipinkim dainą Vasaros mergaitės ir praskipinkim Panelę iš Kauno rajono Sulaukim Iremą. O čia žiūrėkit, viską filmuoja Zoom TV. Čia jų autobusiukas. Viską filmuojat? Viską. Sunku čia daryti. Na jeigu čia priklauso. Kiek tokia studija kainuoja? Mes nevaldžiam, mes nežinom. Nežinot, o maždaug? Įmonės paslaptys. Nu žodžiu, neišduoda man čia paslapčių. Einam pas tą, kas išduos. Nu štai ir direktorius, taip pravardžiuojamas. Kaip nuotaikos? Yra stresiuką, biškį neslėpsi, mažai miego žiūrėt buvo. Bet viskas, manau, bus gerai, oras geras. Svarbiausia, oras geras, žmonių daug. Natalija kaip? Patriukšmiausia. Na tai yra jauduliuko, bet viskas bus gerai. Malonu. Va, šokėjai. Hey guys, hello. What's up? How you doing? Ignas. Nice to meet you. It's hot here? Yeah. Not the same like in Spain. No. Here's But better? now it's not cold. No. So where's the girls? Huh? Where's the girls? We are only boys. Kaip tau berniukai? Nu, gražus berniukai. Labai vaibinu aš su jais, man, nors aš anglų kalbai visai nešneku. Visiškai? Visiškai nei kiek, nu aš žinai, thank you, that's all. Klaipėda kelia sentimentus. Tai aš čia gyvenau, bet šitam name, kad tu suprastum, bet čia va kampelis matosi namą, matai? Šitas raudonas? Rimtai? Tu ten gyvenai? Čia buvo sukurtas paukštelis kambaryti. Ir tu dabar, va, Klaipėdos estradoj šausi šitą gabalą. Paukštelį, kad tam bute girdėtų. Šitą sceną visą statė daugiau negu savaitę laiko. Rimta. Rimta. Žinai, kaip pagalvoju, aš šiandien atsisėdau jau nužlimbiau biškelį, bet kai tu pagalvoji, kad visa tai yra dėl manęs, žinai, dėl manęs, o aš dėl žiūrovų. Duše gali dėl savęs pasidainuoti, bet kai tu darai dėl žiūrovų ir atiduodi jiem viską, tai gauni tą atgalinį ryšį atgal. O ką dabar ta mergaitė, kur ten gyveno, pasakytų savo? Šaunuoliai, jinai šaunuoliai. Pagirt. Oi, labai. Žinai, tokia siekia jinai savo to tikslo, nagais kapanojasi, bet išsikapanoja. Ir vat, va, ir turi, ką turi. Aš kaip sakau, visada, žinai, reikia kolekcionuoti pačias gražiausias akimirkas, gyvenime rinkti tą tokį didelį dienoraštį, viską dėti ir kai pasensim, galvosim, blemba, va ten, žinai, va, buvo fainai. O pas tave dar yra vietos dar tom akimirkom. Aš labai džiaugiuosi už tave, linkiu gero koncerto, atsiknisu, kad nusiramintum. Viskas gerai, aš viskas. Ir Jau man geriau. Ir pavaryk. Gerai, O čia
čia yra Natalijos kambariukas. Čia Robbie Williamsui šitą konteinerį gamino. Jau yra ir parketinės grindys, tokia sofa, toks kondicionierius. Čia Natalijos rūbai. Yra televizorius, yra kriauklytė, va, ir šaldytuvas, va, yra tualetas, yra ir dušas. Pažiūrėkit, koks dušas kietas. Jau su visais bairiukais. Apžiūrėjom visą Robbie Williamso, o dabar jau ir Natalijos kambariuką. Hey guys, here's the twin brother. Yeah, I'm a dancer. He's ready to dance. Yeah, we can see it. Eik, pabandyk prašau. Ir va taip jisai matys visus žmonės, mojuos visiems. Ką padaryti per gigą? Tipo, visi atsitūpkite, šoka! Ką? What the fuck? Tu nesveikas, esi kaip galima taip grot. O tu pala nebuvai apkurtęs kažkada? Ne. Ar tikrai? Ką? Ar tikrai? Ką? Ant senos grinai kampiuko yra surašytos visos dainos, kad nepamirštų tai intro ir tada visų dainų pavadinimai. Paskutinė bus Aš gyvenu. Gal ir ne taip ten dainuoja. Kiek čia eina aplink estradą ir aplink sceną laidų. Žiūrėkit, kiekvienas laidelis kažką tikrai turi daryti ir viskas taip išvedžiota ir kiek vat trifazių čia. Ką šitas daro? Ir čia, ir čia, ir čia. Rimta, kad Lietuvoje vyksta tokie renginiai, kurie reikalauja tokio pasiruošimo. Šiaip labai kietai. Ir kad dar galima pažiūrėti viską iš arti ir jūs galite tai pamatyti, aš manau, kad visai fainas dalykas yra. Tai nepamirškit prenumeruoti ir matysit daugiau. Kaip tu, Simona, jautiesi? Gerai. Ar čia esi kažkur koncertavus, ar tau kažką primena šitą vietą? Klaipėda ir Žvejų rūmai, vadinasi, lygų mokinukių 2 koncertai iš eilės, pilnos salės. Būdavo 2 koncertai iš eilės, mes tik tai vienus išleidžiam, kitus eina ir tai va. Čia kaip Pečyrinas. Bet praktiškai tik tai tiek, kad nebuvo dar stadionų pastatyti. Tai būtumėt varę ir į stadioną. Būtumėm tai kokiam štukų žmonių tikrai 100%. Tai gerai, sėkmės tau. Ai, čia zai. Girdėjot, ką sakė? Dar galiu visiems pasakyti, kad myliu labai tave įmylį. Dabar mane, o vakar tik tai Linutė. Linutė, aš jau esu prisipažinusi viešai meilį anksčiau, o tik dabar. Žiūrėkit, kas čia pavėlavęs atėjo. Žymusis reperis Remis Retro. Visi sako, kur tu buvai, kur tu buvai. Ai, sako, važiavau kamžiai, tipam, nespėjau. Žinau, kad tu uždarai pati. Reikia paleisti. Nežinau, kada pasakė mano vadyba. Mama, jo. Zdarovai. Nu, kaip nuotaikas? Ir visada. O kokie plaukeliai? Užsiauginai čia? Kol nepraplikau dar. Džiaugiuosi jais. Pažiūrėkit, kokie Edgaras randą turi. Kas tu buvo? Mano koja tabalavosi kaip... Ne. Plyša raišyje, ne? 3. Ir meniskai. Tai koks jausmas buvo? Neatsimenu. Neatsimeni, ne? Tu sportavai kažką ar ką? Dabar yra 5 mėnesiai ir 3 dienos po operacijos. Turiu perėti fobiją, žinai, lemba žaidži ką aš čia. Jeigu vėl pasikartotų, žinai, vis tiek yra pavojus čia. Vis galvoji turbūt apie tai, ne? Jo, man tai be šansų, aš jau net bijočiau, žinai. Žaisi dar ką šį? Niekada. Rimtai? Lemba po tokios traumas, kai tu viskas guli lovai. Bet 3 savaitės aš tiesiog gulėjau lovai, negalėjau atsikelti. Nu bet ką, PlayStation'as? Ne, gal FIFA pažaidžiau porą kartų. Pas Nataliją šitame parkinge yra visai neblogų mašinų, aš sakyčiau, gal apžiūrim jas iš vidaus. Pirmoji, aišku, Jono. Audi RS7. Kaip čia taip dabar? Kaip jie atsirakino tam? Taip, vidus matote sėdynės, panorama yra, čia yra net 2 ekranai, tiksliau 3, čia va 3 ir va toks vairas. Turim Bentley. Edgarai, kaip tu vadinasi tavo Bentley's? Flying Spur. Turime Bentley Flying Spur. Nu čia jau biški geriau negu RS7. Toks vidus, pažiūrėkit, tokios kolonėlės. Nu jo, čia jau biški karališkai, čia irgi yra, man atrodo, ekranas, jis turėtų išlysti. Irgi ledinis skydelis. Bet aišku, Bentley reikia važiuoti ne prieki, o gale. Žiūrėkit, koks ekraniukas, tiek vietos. Šampanui vietos yra tikrai. Edgarai, tu čia mašiną savo saugai pasistatęs apsauginį. Nu taip, čiupinėjai manos buferį šitą man. Ne. Aš mačiau ten čiupinėjai kažką. Ne. Kol kas žmonių dar nėra, bet einam pažiūrėsim, gal kažkas jau laukia, nes netrukus turėtų jau atidaryti vartelius, duris. Tai tikėkime, bus geras vakarėlis ir čia bus pilna žmonių. Nu va, pažiūrėkit, kokia eilė, visi pasiruošę. Sveiki, kaip nuotaikas? Ko laukėt? Savo divos bunkės. Ok. Graži maikutė, čia specialiai pirkot? Ar buvot jau nusipirkus? Buvau. Ok. Laukiau progos. Nu va, pažiūrėkit, eilutė tik... Oh my god. Kaip jaučiatės? Puikiai, labai laukiam. Ko laukėt? Bunkės. 7 kartą. Kelintą? 7 kartą. Tai kur taip įmanoma? Manoma, kai labai myliu. 7 kartus buvo. Ką galvojat, kas bus kitaip? Bus tobulau.
mielai ir kiekvienu kartu vis geriau ir niekada nenuvilia. Tai gero koncerto. Ačiū, dėkoju. Tai kiek liko? Vienas jau vėluoja. Ai, vėluoja. Palaukda. Kas turi raciją, kam pasakys? Vadovas. Vadovas, jūs paskelbsit pradžią? Vadovas, aš paskelbsim pradžią. Kada jau čia bus? Laukiam signalą. Pasakykit, kaip bus, tada aš pasakysiu irgi. Apsauga pasiruošus. Dalyviai. Pasiruošę. Skanuotojai. Visiems gero koncerto, visiems gero darbo. Važiuojam. Jo, suplanuota čia. Viskas, prasidėjo žmonių įleidinėjimas. Bėgimas prasidėjo. Bėgam. Viskas, bėgam. Geras, dar tokios pradžios tai nesu matęs. Su nuotaika gera. Čia viską daro Oras ir Klaipėda. Ai, tai čia visi prie baro bėgo pasirodo. Ką pirkot? Nieko. Nu viskas, žinok, jau įleidinėja žmonės. Jo. Žmonės, kai visada linki tau nusiraminti. Nežinau, ar visada, bet dabar linki nusiraminti. Jie matė mano stories. Taip. Ir žinai, kas dar? Vienos merginos buvo 7 kartus. Taip gali būti? Tai 7. Taip, nes arenos buvo 6 pas mane. Tai tu įsivaizduoji? Visuose. Bet tu įsivaizduoji, kaip tai yra nerealu turėti tokius fanus, tokius gerbėjus. Kaip yra nerealu, kurie visada šalia. Tai va, linkėjimai tom panelėm. Nu va, pažiūrėkit, kaip Vipo terasa atrodo. Viskas taip iš viršaus. Oho, visai fainai. Va, jau fotkinasi. Gražiai. Tai va, vaikinas stovi, nepadedi. Turi selfie daryti. Nepadeda. Nu, bet jūs čia gerą vaizdą gavot. Jau čia jau kiek suplojat pinigų už šitą. Vyro dovana. O, nu faina. Visiškai per centrą. Nu, labai gražiai. Matot, žinom, kur eiti. Ko laukėt labiausiai? Gero koncerto. Taip. Ir įspūdžių. O kas prieš Nataliją bus, ar žinot? Giovanni. Giovannis, taip. Mylimiausias Lietuvos Giovannis. Nu, mama, tai Jonukai ir tave myli, ne tik Nataliją. Labai. Jo ir atvyko. O kaip tuos outfitus čia dėliojotės specialiai, ar čia dress codas buvo? Dėl Giovanni. Jonas sako, iš pirmo karto flips challenge padarys. 10 eurų. Davai, aš iš pirmo. Duosi? 10 eurų. 100. 100? Jeigu iš pirmo padarau. Da šansų. Eisi namas. Palaiš. 100 pėms įma. Gal žinai, kas yra per 200 iš pirmo karto. Tai tu sakai! Aš nesakiau. Tik aš nesakiau. Sakei? Aš sakau, Simai, atsuk kamerai. Tai Deivis specialiai laukia, kol pakils suma ir kiekvieną dieną treniravas visus metus. Kiek galvoja bus žmonių? Nu 10 gal susirinks 1000. Nikolė, pažiūrėk, kiek žmonių. Išdrįsim dabar tai į sceną. Padainuoti. Galėgi, žinai, kokią ten dainą dainuoji visada? Nesakysiu. O tu pirmą kartą Natalijos koncerte? Aš? Antrą? Antrą? Kur buvai? Žiemą, Žalgirio arenui. Okay. Nu pažiūrėk, koks kostiumas. Vau, Nikolė. Tik nesakyk, kad ir tau tokio pat reikės. Aš noriu tokį pat. Aš tau žinau, galėsiu po koncerto duot pasimatuoti. Gerai. Tai jūs dabar geriausias draugės su Natalija? Natalija, ką čia atsakyt klausia, ar mes dabar geriausias draugės? Nesipykstam. Mes niekada nesipykome. Bet žiūrėk, į koncertus tai ateina. Nu tai. Ai, tai smagu. Tai kur tu eini? Bėgi iš savo manęs. Atik čia. Lukai. Manęs nenervuoja. Kiek galima filmuoti? Ką tu čia filmuoji? Užsakykit kamerą. Ko tu čia filmuoji? Rodai savo akis, veidą, kaip atrodai. Geriau, atvažiavau su mašinam, grįšiu taip pat. Tai einam. Kur eini? Jie visada mane išlydi. Kaip mama. Pažiūrėkit, kiek žmonių. Tai Jonai, ką nori perduoti Natalijai? Natalijai noriu padėkoti štai, kad galiu būti čia, kaip ir kiekviename koncerte, prisidėti prie pačių gražiausių gyvenime akimirkų, nes kai esi ant scenos ir visi esam visa bendra chebra, tai yra turbūt geriausia dovana vieni kitiems. Tai ačiū netgi, padarysim. Jonas!
Sergiai kojas nenusilauš. Kaip sekėsi? Labai karšta, tik tai blema saulė man, nors saulė iš kitos pusės, bet tiesiog norisi, žinai, kad būtų tamsa, daužyti. Tai ką, draugai, 10 minučių, viskas, Natalija bus ant scenos, šokėjai jau pasiruošę, visa komanda dėl viso šito renginio ilgai dirbo, veiksmas prasideda. Gal taip bus, bet čia mano pusė. Ne, mes per visus video, kad ir kartais negražiai pasisveikinam, bet norim žmonėm pasakyti, kad mes gerai labai sutarėm. Ir... Vėkina labai gražiai. Zinutė linkėjimai. Ir kartais tu nusikeiki per mano video, bet aš noriu šį kartą išgirsti gražius žodžius Natalijai. Natalija yra nuostabi, visada padės nelaimėje ir laimėje. Labai skaniai gamina, dažnai pasikviečia mus į svečius. Turim slaptų ir neslaptų vakarėlių. Vienu žodžiu, nuostabi atlikėja. Sėkmės jau šį vakarą. Nu va. Oi, tiekėjai nekadėjai. Labai fainai, kad yra toks ilgas tęstinis darbas. Nuo pirmos arenos nieks nebūtų pasvajoję apie po to 5 arenų turą. Ir dabar praėjo dar pusę metų ir darom didžiausią koncertą po atvirų dangum. Didžiulis darbas, vėl pusę metų daugiau pasiruošimo ir dabar turim vieną rezultatą. Tai labai linkiu ir ateityje toliau tęsti ir gal bus stadionas su dar daugiau žmonių. Ir tikiuosi bus afigenas koncertas šiandien. Bus tikrai akujenas, o stadionas pasvajokim ir žiūrėk, kitą dieną jau darysim vlogą iš ten. Reikia visą laiką svajoti apie savo svajonės, aš taip svajoju apie Porsche. Čia šiai buvo slaptas pokalbis. Tu mano draugė nori kažko tais vis. Aš noriu. Aš gerai, einu. Labai džiaugiuosi savo draugę ir didžiuojuosi. Jinai yra šaunuolė, jinai yra darbininkė. Jinai yra pavyzdys, kaip žmonės gali pasiekti savo visų absoliučiai tikslų, sistemingų, koncentruotų darbų. Jinai yra puikia, ne tik tai atlikėja ir performerė, bet jinai ir nuostabus žmogus. Tai aš jį palinkėsiu stadioną. Žiūrėkit, Natalija tokiais laiptais, o nusileidžia. Labai tikiu, kad jūs atsinešėt pačią geriausią nuotaiką čia. Esate gerai nusiteikę, gerai pašėlti. Vyksta visiškas vakarėlis. Dabar slapta staigmena. Giovanni ir Simutės premjera. Pačią geriausią draugę. Ponas ir ponai, Simona, galima daugiau triukšmo! Žiauriai gerai viskas atrodo, labai faina, kai visi draugai gali pasirodyti ir tiek žmonių. Wow, vakarėlis, greit. Tu pabūki su manim, savo lūpom ir mintim, būki su manim, dienom naktim, būki su manim. Bėgam per verpų.
nesvarbu kiek jų bebūtų, bet tos akimirkos visada labai veža. Labai gerai skambėjo, labai gerai. O iš apsivergė. Taip, galvoju, blėt, pudra nenubėgo. Smūdė žiauriai pergyvenai, kaip dabar. Labai kažkaip, nu žinai, man tokia atsakomybė ir prieš draugą, ir prieš vyrą, kad nepasišiukšlint. Tai man buvo svarbiausia būti ritme. Bet tai viskas buvo tobula. Gerai, visi. Taip. Meilė, ar žinai? Dainavo žmonės. Dainavo visi. Dainavo, jo. Kai išleisim iš vis, bus viskas, mes šeima... Ne, įleiskite. Šeima nori... Ne, nu įleiskite. Aš čia. Jūros vantos, vasaros vakarės, karštos lūpos ir bučiniai. Šiltas smėlis, saulė nusileidus, vėl karštai mane kalbėjo. Susėdė, žiūri. Čia yra ultra VIP. Negali patikėti, kas vyksta. Bet gariukas vapšė šokė. Čia nesąmonė. Nesąmonė. Tai rimta ir, žinai, pagalvoju, aš šiandien atsėdau, nužingiau biškelį, bet tu pagalvoji, kad viskas tai yra dėl manęs, žinai, dėl manęs, o aš dėl žiūrovų. Tai fainai, žinai, tu čia gali dėl savęs pasidainuoti, bet kai tu darai dėl žiūrovų ir atiduodi jiems viską, tai gauni atgalinį ryšį. O ką dabar ta mergaitė, kur ten gyveno, pasakytų savo? Šaunuoliai, yra šaunuoliai. Pagirtai? Oi, labai. Žinai, tokia siekia jinai savo to tikslo, na, daryti kapanojasi, bet iš tikrųjų kapanojasi. Ir va, ir turi, ką turi. Kai tik pajaučiu laimės skonį, pakilau aš su būrėmis laivų. Šitai pavydu, nebeturi kur padėti akių. Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminga ir be tavo rankų. Neišsigąstu bangų, tik dėl savęs aš gyvenu. Aš sėkmingai šaunu į dangų, įtikti niekam nesistengiu. Viską, ko noriu, turiu, tik dėl savęs aš gyvenu.
Dar kartosi? Aš gyvenu, šaunu į dangų. Savanorių turiu, tik dėl savęs aš gyvenu. Ačiū Dievui. Kaip koncertas, papasakok. Labai gerai. Mums gerai, nerealia. Labai patiko, buvo super. Greit. Šauname daug, šiandien baigėme. O, laba diena. Kaip koncertas? Gerai. Kas labiausiai patiko? Vasaros naktis, Natalijos smagus yra. Gerai, tai patiko, taip? Nu tai smagu tada. Gal galima nuotrauką? Jo. Ačiū. Nu va, pasifotkinom, einam kalbinti Nataliją. Oi, gerai. Labai norėjau šito, bet galima Romos su kuo man. Labai ačiū visiems. Išgerkim, pasimėgaukim, nes viskas jau įvyko. Tai viskas. Ką tik kalbėjom, žiūrėk. Kad einam, jaudinamės, o dabar jau baigėsi viskas. Viskas. Bet žinok, čia negalas. Ne pabaiga. Ne. Mes tikrai dar susitiksim. Aš tikiuosi. Arenose. Labai buvo fainas koncertas, šiaip nerealiai. Tokia, žinai, dariau šeimos šventę, labai tikiuosi, kad pavyko. Aš žiūriu, dainuoja ir nuo mažiausio, ir iki vyriausio. Įsivaizduoju, kad čia didelė dalis dainų buvo sukurta būtent šitam rajone. Fainai. No. Tas labai simboliška ir fainai. Ką pasakom žmonėm? Subscribe. Tai, like, subscribe. Nepamirškite pakomentuoti. Ir tiesiog būkite laimingi. Buvo nerealu. Iki kitų koncertų. Šiaip dar įdomu pažiūrėti, ką jinai čia daro. Ką čia daro, kokios kojinės. Vieno koja, Nepabėg. Ignas, jis nelėliu.